turėjom nepaprastą laiką evangelizaciniai mokykloje. 4 dienų evangelizaciją turėjom, dėl to šiandien toksai pirkimės, nes gatvėje šlovinom Dievą ir buvo tiesiog nepaprasta, ką aš pats iš savęs galiu paliudyti, tai yra dvasinė kova. Tai yra tikrai dvasinė kova ir pamenu, kad pirmą ketvirtadienį mes susinešiau pianiną, mes visi susirinkom tenai ir buvo nepaprastai sunku šlovinti. Nepaprastai sunku šlovinti buvo. Tarsi viskas būtų užverta ir reikėjo pramušti giesmėm, reikėjo pramušti maldom tą dvasinę priespaudą tenais tam mieste. Ir dar pamenu, mes atėjome į tą vietą ir Jehovos liudytojai buvo pasidėję savo plakatus, o mes atėjom, susidėjom viską, tie pasitraukė ir išėjo. Gyvenimas atėjo į vietą, šviesa atėjo į vietą, o ne klaidžiamokslis. Ir jie pasitraukė ir mes šlovinom. Pirmą dieną buvo nepaprastai sunku, antrą dieną mes pajutom minkštumą tos vietos. Jau suminkštėjo. Ir kai pradėjom šlovint, sakė, kad kurie vėliau prisijungė, jie jau iš tolo, kai ėjo į tą vietą, jie jau pajuto, kad yra kur kas lengviau skelbti Evangeliją. Ir žmonės sustojo, žmonės šnekėjo, žmonės pradėjo atidavinėti savo sielas Kristui. Paskutinį dieną iš viso jau krūva žmonių stovėjo aplinkui ir mes ten vaidinom, turėjom vaidinimą ir žmonės pradėjo atidavinėti savo gyvenimus Kristui ir meldėsi atgailos maldom. Tai yra nepaprasta. Mes esam sukurti šitam. Aš nesakau, kad mes visi turim dabar eiti ir aš sakau, iš tikrųjų, galbūt galėtumėm šitą daryti, bet ar pagirimas kažkoks, ar apkabinimas, ar padrasinimas vienas kitam, tai yra nepaprastai daug reiškia. Dvasiniai realybė, tai nepaprastai daug reiškia, tai nepaprastai daug daro. Mums kartais atrodo, kad padrasinti žmogų yra, kas nors kitas padrasins. Padrasinau tokį vieną žmogų po pamokslavimo penktadienį vakare. Tas žmogus susidegė ir dabar gauna apreiškimą po apreiškimo iš Dievo, jis nori pamokslauti, jis nori tarnauti, jis nori būti žodžio tarnas. Užtenka tik vieno paprasto žodžio, kad tu gali, aš tikiu, kad čia tau tikrai matos, pažiūrėk, kaip tu nuostabiai kalbi, kaip tu nuostabiai pamokslavi. Žinokit, tai yra nepaprasta. Eiti ir daryti tą darbą Dievui ir skelbti Evangeliją, tai yra nepaprasta. Aš sakau, šeštadienį jau, kai mes šlovinom gatvėje, viskas atverta. Laisvė, visiškai laisvė. Ten dar karnavalas buvo, tai ten buvo 100 žmonių susirinkę. Šlovinom garsiai Dievą. Liudijom, visi, po porą minučių visi liudijom garsiai, kad visi žinotų. Po to turėjom tokį liudijimą, tokią kaip lentom, kokie mes buvome iš pradžių ir po to atvertėm, kas mes esam dabar ir šokom. Žodžiu, nepaprastas dalykas. Mes turim žinoti, kas mes esam Kristui. Kas mes esam Kristui. Mes esam sūnus ir dukteris. Dievo sūnus ir dukteris. Ne tarnai ir ne tarnaitės. Mes esam Dievo sūnus ir dukteris. Tarnai ir tarnaitė šiek tiek skiriasi. Sūnus taip pat tarnauja tėvui ir padeda tėvui ir vykdo tėvo valią. Bet tai yra 2 skirtingi dalykai. Pavainikis ir vaikas. Tai yra 2 skirtingi dalykai. Mes esame sūnyti per Jėzų Kristų. Mes tapom sūnus ir dukteris. Ir tai, kas yra danguje, yra mūsų. Tai yra mūsų. Visi tie resursai danguje yra mūsų. Žinot, šis pasaulis mus labai gerai išmokė vieną dalyką. Tas dalykas skamba taip: užsitarnauk. Užsitarnauk. Viską reikia užsitarnauti. Pasaulyje egzistuoja toks reikalavimas, kažko nori, reikia užsitarnauti. Reikia mokėti kainą. Užsitarnauti tėčio ir mamos pakirimą. Kad gauti gerus pažymius mokykloje, reikia gerai mokytis. Logiška. Kad gauti laiko krepšinio aikštelį per varžybas, reikia užsitarnauti trenerio palankumą. Reikia daryti kažką, kad tave pastebėtų vaikinas ar mergina. Gal greičiau mergina labai stengiasi, kad vaikinas ją pastebėtų. Kol galiausiai alga gaunama
tačiau jeigu gerai dirbi. Mes išmokome kažką užsitarnauti, kai dar net nemokėjome nei šnekėti ir nei vaikščioti. Tačiau Dievo malonės neįmanoma užsitarnauti. Dievo malonė atėjo mums už dyką. Ir čia mes klumpam, nes mes galvojam, kad mums reikia kažką padaryti, kad gauti Dievo malonę. Mes galvojam, kad mums reikia kažką padaryti, kad gauti atleidimą, kad gauti išgelbėjimą į amžiną gyvenimą. Ne, dėl to, kad į mūsų pasaulis yra įskiepęs, užsitarnauk. Ir tai yra Dievo malonė. Dažniausiai gerąją naujieną Dievo malonę mes paverčiam kažkokią vergystę arba kankynę. Mes jau verčiau renkamės dirbti Dievui kaip vergai darbuotojai, o netarnauti jam kaip esam sūnus ir dukteris. Žiūrėkit, laiškas Galatams, 4 skyrius nuo 3 iki 7 eilutės. Taip buvo su mumis, kol buvome vaikai, turėjome vergauti pasaulio pradmenims. Bet atėjus laiko pilnatvei Dievas atsiuntė savo sūnų gimusį iš moters pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume į sūnystę. O kadangi esate sūnus, Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo sūnaus dvasią, kurią mes šaukiame Abba Tėve. Mes jį kreipiamės asmeniškai ir malonybiškai. Abba Tėvelė. Jis mūsų tėtis. Mes jį kreipiamės tėtį. Į Dievą. Taigi tu jau nebe vergas parašyta, bet sūnus, o jeigu sūnus, tai ir Dievo paveldėtojas per Kristų. Amen? Tai va šitą gerą naujieną aš noriu pakviesti mūsų pamokslininkę šios dienos, Gabrielę, kuri šiandien taip pat pasidalins apie evangelizaciją ir paruošų žodį. Šlovė Dievui. Tai labas vakaras visiems. Tiesiog norėčiau pasidalinti irgi biškį paantrinti, kad tiesiog turėjau labai didelės garbės dalyvauti evangelizacinio misijoje. Man tai buvo pirmas kartas, aš niekuomet tokio nesu buvus. Ir aš galiu pasakyti, kad čia mes tik giesmį tavo kaip tik turėjom apie, kad Dieve uždeg mūsų širdis. Tai kada Dievas iš tikrųjų širdį uždeg, tu matai stebuklus, tu matai. Mes, pavyzdžiui, mes pabuvom 4 dienas, tai buvo visko, išgelbėtas sielas, išgydymų, kaip turėjom, mes turėjom išgydymų vakar, mes savo, nežinau, tai tiesiog nerealu, sapną, vizijas visokius, pranašystės, tai tiesiog toks gyvenimas, antgamtinis, tai tiesiog buvo nuostabu. Ir mes turėjom šlovinimą, miestį šlovinom ir garsiai per mikrofoną dalinomės savo liudijimus, kalbėjom žmonėm kalbėjom, kaip Dievas gal pakeisti gyvenimą. Na, ir buvo, aišku, ir sunkių momentų, kai žmonės nenorėjo absoliučiai kalbėti apie Dievą, nenorėjo net lankstinuką net nenorėjo paimti. Būdavo ir tokių, pavyzdžiui, variantų, kad pamatė, kad lankstinuks kažkoks tai apie Dievą ir iš karto atgal imti, nerek man. Ir aišku, mes dėl to mums ir sunku dėti yra to žingsnį, nes mes kaip ir žinom, kad mumis atmes, ne? Bet manim brolis iš tos mokyklos padrosina tokią žodį, sako, o tu žinai, sako, kad su kiekvienu to atmetimu mes labiau esam palaiminti. Juk Jėzus irgi atmetė, ne? Tai mums turėtų būti garbė, mums irgi atmetė. Čia, bet kokiu atveju yra labai didelis palaiminimas. Arba mes būsim palaiminti dėl atmetimo, arba jeigu neatmes, tada žmogus bus išgelbėtas arba turės sieklą širdį. Tai tikrai aš galvoju, kad aš negalvoju, aš žinau, kad bažnyčia negal būti užsidarius jokiais būdais, nes tai nėra Dievo valia. Dievo valia yra, kad eitumėm. Eikit, pasakė Jėzus, ir skelbkit Evangeliją. Tai čia nėra jokios kitos prasmės, tik tai tiesiogiai. Tai buvo tikrai nuostabu, nes tai
Tai nėra, kad tu kažkom padarėjai ir viskas užsibaigė. Tai yra amžina. Tai likt amžina. Forever. No. Tai va, o dabar norėčiau pasidalinti. Tiesiog žodžių, kad aš gavau iš Dievo. Ir kas nežino mano istorijas, gal kam nors nebuvau tiesiog papasakojus tų savo istorijas, galbūt iki galo. Tai prieš porą metų, kada aš pasiekiau dugną savo gyvenime ir buvau labai giliu tokio depresijų ir gerdavau tada daug. Tai mano savivertė buvo labai žema, aš labai prastai apie savim galvodavau. Aš tiesiog stengdavaus būti realisti ir aš galvodavau apie ir aš pat galvodavau žmonės, katrim viskas sekas, aniai gražus, jaukingi, visko, uždirbdavo pinigų, sėkmingi žmonės. Ir žmonės vidutinioka, katri tiesiog, aš galvodavau, dirb, mokesčius, viskas normalia vidutinioka tiesiog. Ir yra va tai žemiausi lygiaus, tai kur vartoja visokius narkotikus, prostituciją, užsiiminėja, tai visokiai. Ir aš savim atsimenu, pastovę pagiringa, pastovę man blogą, aišku, tu pagiriu, ir aš galvoju, vat aš esu tos žemiausias tos kastos, vienu žodžiu. Ir aš taip apie savim galvodavau, bet atsitiko toks dalykas, kad aš galvoju, kad aš visus nuvyliau. Aš kada pagalvodavau, pavyzdžiui, apie Dievą, aš galvoju, jeigu Dievas atsitikrus, aš galvodavau, tai Dievas turbūt irgi jau seniai nesu nuvylus. Bet, mano istorija yra tokia, kad aš buvau kaip tas sūnus palaidūnas. Galvoju, gal atleis. Grįžu atgal, gal atleis, vienu žodžiu. Ir aš atidaviau savo gyvenimą Jėzų Kristų. Ir man suteikė naują tapatybę. Tai dabar mes turim naują tapatybę ir norėčiau šiandien apie to ir pakalbėti, kas mes esam, apie mus. Šiandieninis bus pamokslas. Taigi, tiesiog norėjau tokių vienu įdomių faktų pasidalyti, kon psichologą galvo apie, ką psichologai galvo apie žmonės, kad yra labai žemos savivertės. Psichologas sako, kad žemos savivertės žmonės dažniausiai jautas, skaitos, kad neįmanoma ir pamilti. Aniai galvote, žmonės neįmanoma ir pamilti, iš tikrųjų. Tai vat, ir aš jums pilnai suprantu, nes ir pati kažkada taip jutaus, bet pasižiūrėkim, kur Dievo žodis sako. Tai būtų Izaijo 49 skyrius. Penkiolikta, 16 eilutės. Ar gali moteris užmiršti savo kūdikį, nepasigailėti savo sūnaus? Jei jie ir užmirštų, tačiau aš neužmiršiu tavęs. Aš įrašiau tave į savo rankos delną, tavo sienos yra mano akyse. Tai Dievo žodis kalba, kad vadinas, net ir motina, gal įmanomas toks dalykas, kad gal pamiršti. Ir mes matom tai gyvenime, kad būna tokių situacijų, kad motinas ir palikti savo vakus, visi, tai jau čia viskas aišku, jau seniai Dievo žodis apie to kalba. Bet Dievas ir pasakys, kad aš tavęs niekada neužmiršiu, nes tavo vardas įrašytas mano delne. Tai ko tas reiškia? Tai yra Jėzaus Kristos delna, kad buvo su vinim perkalti ir ant visada žiūrėdam su tu savo delnus. Mans mata tavai, mans negal tavęs pamiršti, nes ons vis tu dalyką dėl tavęs padarė. Tai kaip gal Dievas tave pamiršti, jeigu ons tiek ir dėl tavęs tokia agonija praėjęs. Dėl to
mes suvokiam, kad tai yra meilė ir tai ir netiesa, kad tu nemyliams. Dievo žodis sako, kad tavęs pamiršti yra neįmanoma. Dievo tavęs pamiršti neįmanoma. Tai va, tai dar turi toks antras klausimėlis būtų. Tai kas nusprendė, kas parodo mano vertę, kiek aš esu vertas. Tai pasaulyje yra toks paplitis mąstymas, vienu žodžiu, požiūris, kad tu esi tai, kiek tu gerų arba blogų dalykų esi padaręs, kiek tu gerų darbų padara. Bet, kada mes pasigilinam labiau į tai ir, pavyzdžiui, tu tarkim, dara labai daug gerų darbų, ne? Bet mes nežinom, ką aplinkybės gal susiklostyti, nes ne viskas nuo mūsų te priklauso. Kartais gal kas nors atsitikti ir tu nebegalėsi tų gerų dalykų atlikti. Tai jeigu aš, tarkim, nustoju, ne, tus dalykus daryti, tai kontas reiškia, kad mano vertė mažėja, jeigu aš nustoju gerus dalykus daryti. Tai nelogiška. O yra dar toks kits mąstymas paplitis, kur mes, aišku, apie tai nekalbam, bet visi to rumenį. Niekas taip nesako, bet visi to rumenį. Kad tu esi tai, ko kiti apie tavim galvo, ko kiti apie tavim šnek. Aišku, visi sako, ne, man nesvarbu, bet iš tikrųjų tai. Bet mes žinom, kad tai negali būti tiesa, dėl to, nes jeigu tu pats savo gerą pažįsti, tu pats savo gerą pažįsti ir tu pats nesi kartas tikrus dėl savo vertės, tai kaip gal kit žmogus tavęs taip gerai nepažinodamas pasakyti tau to, tai tiesiog yra neįmanoma. Ir net jeigu tai ir būtų tiesa, tas gyvenimas, kada tu stengis kitiem įteikti, tai yra tarsi kalėjimas, tu tada nesi laisvas, jeigu tu pastovė tik tas stengis įteikti kitiem žmonėm. Tai nėra laisvas gyvenimas. Tai toks, kaip čia pasakyti, nežinau ką pasakyti, vienu žodžiu. C.S. Lewisas yra pasakęs vieną kartą, kad neleisk, kad tavo laimė priklausytų nuo kažko, ko tu gali prarasti. Taigi, kas parodo dabar iš tikrųjų pagal Dievo žodį mano vertę. Atsiverskime Romiečiams 8 skyrių. Ne, 8, atsiprašau, baigti. Romiečiams 5:8 parašyta, o Dievas mums parodė meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Va, kur yra mūsų iš tikrųjų tikra vertė. Ir ta mūsų vertė Kristaus kryžius. Aš noriu pasakyti šiandien, kai jūs įsidėmėtumėte to dalyką, labai giliai savo širdis, kai įsidėtumėte, jog žmogus negali būti labiau vertingesnis už tai. Tu negali būti tu negali pasiekti daugiau, būti dar labiau kažkaip tai vertingesnis, negu Kristaus kryžius, negu Kristus, ko už tave padarė. Tai jau ir viskas, tai jau ir pats aukščiausias, pati didžiausia vertė, kokį tu begali turėti, yra tai. Tu daugiau negali daugiau. Tai mums yra be galo gera naujiena. Norėčiau, kad atsiverstumėt Efeziečiams 1 skyrių. Efeziečiams 1 skyrius nuo 3 iki 9 eilutės. Tebūna palaimintas Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, kuris palaimino mus Kristuje visais dvasiniais palaiminimais danguje, mus išrinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nekalti meilė jo akivaizdoje. Geros valios nutarimu jis iš anksto paskyrė mus įsūnyti per Jėzų Kristų, o malonės šlovės gyriui, kurie padarė mus priimtinus mylimajame. Jame turime atpirkimą,
per jo kraują ir nuodėmių atleidimą pagal turtus jo malonės, kurią jis dosniai suteikė mums su visa išmintimi ir supratimu, paskelbdamas mums savo valios paslaptį pagal savo palankumą, kaip nusprendė savyje. Taigi, Biblija mums sako, kad Dievas mumis palaiminęs yra visas dvasinės palaiminimas danguje. Mums te prašo Biblija. Dabar daug Dievas duoda visokių pažadų mums. Daug dalykų yra įrašyta Dievo žodį, bet mes turim kai kom padaryti irgi. Yra Dievo žodis, yra Dievo pažads, mūsų darbas yra tom dalyką priimti. Mes turim tom dalyką priimti, tom patikėti. Dievas mums daud, jeigu mes nepaimsim, tai neturėsim. Tai reikia tom dalyką priimti, patikėti ir gyventi tom. Tai vat sakykit, kad Dievas mūna ir palaiminęs, visas palaiminimas. Dievas mūna yra palaiminęs, visas palaiminimas. Amen. Po to mes matom, kad yra parašyta, kad Dievas mus yra išsirinkęs dar prieš pasaulio sukūrimą. Tai tu įsivaizduok, šio pasaulio, šio žemės dar net nebuvo, net neegzistavo. O jau iš anksto žinojo mus, jau iš anksto žinojo, kad mes būsim tokie žmonės, kad mes būsim ano vakar. Tai tiesiog yra nuostabu ir nesuvokiam. Aš norėčiau pasidalinti trumpą istoriją. Tiesiog turiu vieną pažįstamą, katras sako, kad jis tiki Dievą, bet jis sako, kad tik ir kad ateivė egzistuoja. Ir jis manęs klaus. Sako, klaus mano nuomonės, ko tu galvoji, kaip tu galvoji apie ateivius, ar neegzistuoja, ar neegzistuoja. Aš anam tiesiog pasakiau, kad aš į Dievą tikiu, bet į ateivius tai ne. Jis sako, bet palauk, sako, tu pagalvok, tu sako, pažiūrėk, įdomu, kiek yra žvaigždžių, kiek yra planetų. Sako, tai net nesuvokiam, mūsų teleskopą net nedasiek, mes net nesuvokiam, net kur yra pabaiga, kur yra galas, ar jis išvis yra, mes net nežinom. Tu galvoji, kad mes vienintelė esam, čia viso to, vienintelė. Ir tada jis manęs paklausė. Jeigu tu galvoji, sako, kad mes esam vienintelė šio viso to gyvybė, vienintelė gyvybė, tai kodėl Dievas sukūrė tokį didelį visatą? Kodėl tokį didelį sukūrė? Ir mano atsakymas buvo toks. Dievas sukūrė visatą tokį didelį dėl to, kad tu turėtum Dievo baimę. Kad tu turėtum Dievo baimę, kad tu suvoktum, koks Dievas yra galingas, kad tu suvoktum, koks jis yra stiprus ir kad atsirastų tą Dievo baimę, kad tu turėtum klausimų. Mes esam daug svarbesni negu mes, kad galvojam apie savim. Viskas yra sukurta dėl mūsų. Viskas, kad mes pradėtumėm klausti, kad mes pradėtumėm galvoti, kodėl aš čia esu, ar čia viskas, ar daugiau nieko nėra šiame gyvenime. Dėl mūsų viskas yra padaryta. Tai va. Kito vietoje yra parašyta dar, kad jame turime atpirkimą per jo kraują ir nuodėmių atleidimą pagal turtus jo malonės. Tai va tas, kad per jo kraują turim nuodėmių atleidimą. Tai tiesiog norėčiau to irgi užtvirtinti, kad atleidims galims ir tik tą per Kristaus kraują. Tik tas per ano auką, tau tau negal būt atleisti kitu atveju, tik tą per ton, ko Jėzus Kristus padarė už mumis. Efeziečiams 2 skyrius, nuo 5 iki 10 eilutės parašyta. Mūsų mirusius nusikaltimais atgaivino kartu su Kristumi malonė, jūs esate išgelbėti.
kartu prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais savo gerumu parodytų mums beribius savo malonės turtus Kristuje Jėzuje, nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Tai va, tai čia parašyta yra apie mūsų išgelbėjimą, kad mes esam velto, kad tas išgelbėjimas yra velto, bet tiesiog, čia dar ir tas įdomi parašyta šiek tiek ir apie darbus parašyta, darbus, kad sukurti esam geriems darbams. Tai tu gali sakyti, tai ką apskaitos tada? Geriems darbams, bet tai ne velto audinas. Bet iš tikrųjų ne, taip nėra. Dievas, viskas, kas iš Dievo, viskas yra velto. Išgelbėjimas yra velto. Bet kada tu suvoki, kad tu esi iš tikrųjų to neverts, kad tu suvoki, kad pagal Dievo žodį, pagal visko, ko Dievas yra įrašęs, kad tu iš tikrųjų esi verts į pragarą eiti, amžiną. Kad tu suvoki, kad tu amžiną turi būti. Ir kad tau Dievas velto sako, ne, vat aš tau duodu velto, kada tu suvoki ton dalyką. Tau kažkas širdį pasikeitė, tu jautys teik, daug gavęs, tiesiog velto. Ir tai geri darbai tiesiog pradeda iš tavęs plaukti. Bet tu pats iš savęs negali, neįmanoma ir kažkaip tai tu nusipelnyti, nusipirkti. Tai va, norėčiau užbaigti paskutiniu klausimu. Tai paskutinis klausimas būtų toks. Ko daryti, jeigu aš tikiu į Dievą, jeigu aš skaitau Bibliją, bet aš nesijautu kažkoks tai labai, kad aš būčiau labai vertingas, aš nesijautu, ko daryti, jeigu taip ir. Tai jau pasakysiu. Evangelija pagal Joną, 1 skyrius, 12 eilutė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą. Ir viskas. Biblijoje nėra parašyta, kad tu turi kažko tai pajusti, kad tu pajusi būtina. Nebūtina. Tu gali kažko, tu gali pajusti kažko tai ypatingai, tu gali ir nepajusti, bet tas faktas tai nepasikeitė. Jeigu tu tiki vieno vardą, viskas, tiek žinių. Ir žodžiu, bet mes žinom, kad yra piktasis, kad uns bando visi mumis apgauti, mes jau maždaug žinom tas taktikas, kad ką mums gal sakyti, kad čia niek nejauti, o kiti tai jauti, tai gal nelabai Dievo vakstys. Aš nesakau, kad ne, bet gal. Tai va, dėl to mums yra labai svarbu tvirtą stovėti ant Dievo žodžių, tvirtą žinoti, kas yra parašyta, žinoti pažadus Dievą ir to tikėti. Amen. Norėčiau pasimelsti už jums. Viešpatie Dieve, aš tiesiog dėkoju tau už tavo viešpatie nuostabius pažadus. Dėkoju tau, Dieve, kad tu mums išsirinkai dar prieš pasaulio sukūrimą, Dieve. Ačiū tau, viešpatie, kad tu mumis myli labiau negu mes savim, kad mylim, Dieve. Ačiū, Dieve, kad tu mumis tiesiog prikėlė viešpatie į to amžiną gyvenimą, Dieve, kada jau nebebuvo jokios vilties. Ačiū tau, viešpatie Dieve, už viską, ko tu esi mums paruošęs dar ateityje. Ačiū, Dieve, kad mūsų vardai įrašyti gyvenimo knygoje tavo dėl mums, viešpatie Dieve. Ačiū tau, Jėzau, už viską, ko dėl mūsų esi padaręs.
Ačiū Dieve, kad tu mum atleidai. Dėkuoju tau, Dieve. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.